Sodyba buvo pradėta kurti apie 2000 metus, statėsi etapais, po vieną kitą namą plėtėsi ir taip išsiplėtė iki net 8 namų. Fasadai buvo mediniai, rąstiniai, teko padaryti tą sprendimą, kad renovuoti ir visi jau buvo tos būklės, kad nereikėjo šildyti iš lauko. Dėl ko pasirinkom Sadral plokšteles, dėl to, kad ieškojom tokio alternatyvos, kad nereikėtų prie jų daug įdėti darbo, namai nebuvo simetriški, ta prasme nebuvo langai, visi angos padarytos simetriškai, todėl reikėjo išspręsti, kaip vizualiai apgauti visus tos nelygumus. Tai ta Sadral plokštelė yra nedidelė, labai tuo pasinaudojom gerai ir nesimato tie, sakykime, statybos brokas prieš tai padarytos. Visi klausė, kodėl ne medis, kodėl ne mediniai fasadai, kodėl ne autentika, tokia kaimo turizmas. Visgi žinom, kaip greitai eina laikas ir kaip greitai reikia dažyti ir tie 5 metai atrodo praeis negreitai, bet žiūri, kad jau praėjo ir tada reikia grįžti prie tų fasadų. Šiaip kaimo turizmą, kas turi, tai manau supranta, kiek darbo yra tam sodyboje. Taip yra įdėt, tai dar prie fasadų grįžti kas metai, 2 ar 5, tai tikrai nėra laiko, tai labai pasitarnavo Sadral plokštelės. Tai dabar yra pirmiem namam jau po renovacijos 5 metai, tai kol kas apskritai jokių nėra nei spalvos blukimų, nei kažkokių kitų defektų, tai principą manau dar 10-15 metų taip pat gyvensim kaip iki šiol. Šitoje vietoje tai besąlygiškai geras dalykas.